Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO reklamos agentūra. Šiandien turiu paprastą klausimą apie tai, kokį domeną pasirinkti .com arba .lt. Video yra skirtas pradedančiajam SEO specialistui arba verslininkui, kuris nenori gilintis į SEO praktikas, nenori gaišti laiko. Visiems, kas skuba, rekomenduoju pažiūrėti video, kas turi laiką ir nori paskaityti detaliau su pavyzdžiais, yra įrašas, nuoroda bus aprašyme, YouTube aprašyme, arba tiesiog nueiti į mūsų tinklapį ir paskaityti apie tai, kokią domeną pasirinkti ir kokie yra privalumai vieno ar kito varianto. Pradėsim nuo to, kas yra domenas. Domenas yra adresas internete, pavyzdžiui, easyseo.lt yra domenas ir tai yra lokalizuotas domenas. Yra du pagrindiniai domeno tipai - su lokalizavimo ir be lokalizavimo. Su lokalizavimo čia būtų, pavyzdžiui, lt.lt.lv, LV skirtas Latvijai, .de skirtas Vokietijai, ir be lokalizavimo domenai, kurie neturi geografinės priklausomybės, tai būtų com, eu, net, org, pro ir taip toliau. Tai kokį domeną pasirinkti verslui? Vienas iš pagrindinių turbūt skirtumų būtų taip. Jeigu verslas nori būti matomas ir operuoti visam tai pasaulio mastu, tai tada turėtų pasirinkti com domeną, nes com domenas yra lankstus, galima pasirinkti daug regionų, jeigu atitinkamai užkoduoti, apie kodavimą paminėsiu pabaigoje šiek tiek. Bet jeigu jūs norit būti matomi Lietuvoje, tikslinė auditorija yra Lietuvoje, reikia pasirinkti LT domeną. Dėl to, kad Google iš karto priskiria lokalizavimą, suteikia LT domenui, kad jis turi būti matomas arba reitinguojamas Lietuvoje. Jeigu yra com, tai jis neturi kažkokio numatyto vieno regiono. Ir ten jau priklauso nuo įvairių faktorių, nuo kodo, nuo turinio, nuo nuorodų ir panašiai. Gerai, pažiūrėsim į pavyzdžius, kaip reikėtų pasirinkti. Jeigu mes esame interjero dizaino studija, mes galime pasirinkti tokį domeną kaip. Jeigu mes esame interjero dizaino studija ir norim būti matomi Lietuvoje, kad Google'as mūsų suprastų, kad mes norim būti matomi Google paieškoje Lietuvoje, mes turime turėti LT domeną. Pavyzdžiui, geriausia dizaino studija.lt. Nes lankytojai, kai pamato LT domeną, jie daugiau pasitikė nei com domenas, com nežinomas domenas be žinomo vardo arba prekės ženklo. Kitas pavyzdys, jeigu mes esame architektų biuras ir mes norime dirbti, veikti, operuoti visam pasaulyje, mums reikėtų pasirinkti com domeną, nesvarbu, jeigu mes ir esame iš Vilniuje, bet mūsų tikslinė auditorija yra visas pasaulis. Amerika, Australija, Vokietija ir taip toliau. Mums reikėtų pasirinkti com domeną, pavyzdžiui, bestworldarchitects.com. Google yra signalas, kad tai yra nelokalus domenas, kad verslas yra nelokalus ir tai būtų vienas iš pirmųjų žingsnių, kaip gauti geresnį matomumą Google paieškoje. Gerai, trumpai apie tai, kaip reikėtų žiūrėti, kada verta naudoti LT domenus. Kai vartotojai yra Lietuvoje, tie, kurie turėtų surasti jūsų verslą, jeigu jūsų lankytojai, vartotojai yra ne Lietuvoje, o visam pasaulyje, tai geriau taikyti neutralų, pavyzdžiui, com domeną. Gerai, vienas iš svarbiausių dar momentų yra kalbos pasirinkimas ir atvaizdavimas tinklapyje. Apie ką eina kalba? Jeigu mes norime operuoti visam pasaulyje, mes ir pasirinkame com domeną, tada geriausia praktika būtų turėti anglų kalbą nustatyta pagrindiniam, tai tituliniam puslapyje. Pavyzdžiui, jūsų tinklapis.com turėtų būti anglų kalba. O visos papildomos kalbos turi turėti subfolderius arba, kaip čia, neplėtinys, extensions. Jūsų tinklapis.com/de/ arba, jeigu lietuvių kalba, atitinkamai /lt/. Su WordPress'u tai yra gan paprasta padaryti, yra tam tikrai įskaipiai, BPML'as, yra polilangas. Taip, jeigu mes pasirenkam LT domeną, tada pas mus pagrindinis mūsų titulinis puslapis turėtų būti lietuvių kalba, o anglų kalba ir vokiečių kalba ir tam visos kitos papildomos kalbos turi turėti savo
subfolderis, pavyzdžiui, jūsų tinklapis.lt/lv/. Gerai, šiek tiek apie techninį naudojimą, kaip reikėtų kodį užkoduoti. Iš tikrųjų, čia yra programuotojo darbas, tiesiog jeigu jūsų tikslas yra sukurti tinklapį, kuris būtų matomas atitinkamai arba pasaulio mastu, arba Lietuvoje, bet yra daugiakalbystė, turi būti atitinkamai užkoduotas href-lang atributas, žyma, kitaip sakoma. Ir jeigu tai yra English, jeigu tai yra anglų kalba, tai turėtų būti užkoduota taip, kaip yra pažymėta štai čia. Vėlgi galima tiesiog nusiųsti programuotojui, pasakyti, kad užkoduok man taip, kaip priklauso pagal geriausias SEO praktikas. Jeigu jūs neturite, arba jeigu reikia pagalbos su href atributų žymo kodavimo, galite parašyti mums, padėsime. Jeigu tai yra WordPress'as, tai yra gan paprasta, galima pačiam pasidaryti. Jeigu reikia pagalbos, galite susisiekti. Jeigu jūsų projektui reikia pagalbos su geresnio matomumo Google paieškoje, ypatingai jeigu turit daugiakalbystę, galite paspausti ir paskaityti apie mūsų SEO paslaugas, susiekti su mumis. Ir beje, rekomenduoju dar pažiūrėti vieną įrašą apie tai, kad Google keičia požiūrį į dirbtinio intelekto kūrimo turinį. Tiek šiam kartui, jeigu naudinga, spauskite like, jeigu liko kažkokių klausimų, parašykite žemiau YouTube komentaruose. Tiek šiam kartui, iki.